Ketvirtose Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse Sportas visiems dalyvavo 60 Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių atstovai. Panevėžio rajono seniūnijų sportininkai dalyvavo Aukštaitijos regiono varžybose Rokiškėje ir ten iškovojo pirmąsias vietas, įgijo teisę šių metų rugsėjo 17 dieną vykti į finalinę žaidynių varžybas Birštone. Panevėžio seniūnijos futbolo 5x5 ir Karsakiškio seniūnijos vyrų parko tinklinio 3x3 komandos. Birštonas stipriausius Lietuvos seniūnijų sportininkus pasitiko su lietumi ir stiproku vėju. Varžybos vyko Birštono gimnazijos sporto bazėje. Po iškilmingo žaidynių finalinių varžybų atidarimo pirmieji į aikštę išbėgo mūsų futbolininkai. Varžybos vyko dviejose pogrupiuose. Mūsų pogrupėje dar buvo Tauragės, Jonavos ir Radviliškio rajonų komandos. Pirmosios varžybos vyko tarp Karsakiškio seniūnijos ir Radviliškio seniūnijų futbolo 5x5 komandų. Šias varžybas laimėjo mūsų rajono futbolininkai rezultatu 3-1. Nors pirmąjį įvartį ir pasirodo tik vienintelį, į mūsų vartus įmušė Radviliškio futbolininkai. Toliau susitikimai su Jonavos ir Tauragės komandomis atrodo vyko kaip tarp panašaus lygio komandų. Deja, jas rezultatai su žaidynių futbolo 5x5 varžybų vicečempionais tapusią Jonavos komandą pralaimėjome rezultatu 0-2, o su Tauragės 0-1. Varžybų finale, žaidžiant dėl žaidynių 5-6 vietos, su kito pogrupio 3 vietos laimėtoje Vilniaus miesto Verkių seniūnijos futbolo komanda, abu kėlinukai baigėsi lygiosiomis 0-0 ir todėl buvo mušami baudiniai. Geriau baudinius mušė mūsų rajono futbolininkai ir garbingai iškovojo 5-ąją vietą. Vyrų parko tinklinio 3x3 varžybos irgi vyko dviejose pogrupiuose. Karsakiškio seniūnijos tinklininkams teko varžytis viename pogrupėje su Kaišiadorių miesto ir Vilniaus rajono Buivydiškių seniūnijos atstovais. Kaišiadorių miesto komandai pralaimėjome rezultatu 1-2, o Buivydiškių seniūnijos tinklininkams 0-2. Finale dėl 5-6 vietos Karsakiškių seniūnijos parko tinklinio komanda žaidė su Šiaulių miesto komanda. Pirmą setą laimėjo mūsų tinklininkai rezultatu 21-13. Tačiau pralaimėjo antrą setą. Todėl turėjome tenkintis vėlgi garbinga 5-ąją vieta. Grįždami sportininkai juokavo, kad mūsų komandos iškovojo 5 vietas, o dabar reikia, kad ir tą pačią dieną vakare žaidžianti Lietuvos krepšinio rinktinė Europos krepšinio čempionate iškovotų 5 vietą, kas ir išsipildė. Taip, kad ta diena buvo pažymėta lemtingais penketukais.